esu žemaitė, gimusi Varnių apylinkėse, paskui, kai pradėjo kurtis kolūkiai, tėvai įsikėlė į Telšius. Mokytoja, galit prisistatyti? Gerai, viskas gerai. Jaudinos. Irena Čiutienė, arba jūs iškarpysit, ko nereik. Jo, ko nereik mes iškarpysit. Jo, arba iš naujo Irena Juciutė. Čiutienė. Jau man 88 metai. Tai žemaitė tikra, tik tai mokykloje kažkaip taip išmokau bendrinę kalbą. Su vaikais reikalaudavo tais laikais, tai tas žemaičiavimas gal nelabai jaučiasi. O taip gimiau, sakiau, jau Varnių apylinkėse, paskui Telšiuose baigiau vidurinę, mokiausi Klaipėdos mokytojų institute, baigiau aš jį 56. Ir pagal paskyrimą atsidūriau Plateliuos. 1958. Ir tada, be abejo, patiko ežeras, aš augusi buvau tik prie mažo upelio, į tą platybę iš karto atrodė baisiai, tas daug vandens, platus toliai, o pradėjau buriuoti 1957 metais. Tais M klasė tokia buvo, trivietė, ir tais pat metais tada Įgulos narė išvažiavom į Respublikos pirmenybės. O pakveitė jumis kas? Mokytojas Sadauskas? A kas nors dar buvo prieš to? Sadauskas, mokytojas Sadauskas, kas pasirodydavo jaunesnis, tą ons ir kviesdavo. O Žukauskas buvo dar? Buvo Žukauskas, buvo. Apienus, jeigu gal biškilėlį, apie klubą atsiradimą, kapams ten jau buvo. Čia klubas atsirado. O, žinokit, čia labai gražiai parašyta. Gerai, mes paskiau perskaitysim. 51 metais atsirado klubas. Ir įkūrėjas buvo Žukauskas Stasys, Žukausko Antano Vienuolio sūnus. Ir dar tais, kai pradėjau mokytojauti, dar tais pirmais metais vienuolis atvažiuodavo vasarom pas sūnų atostogaut ir į ten rašė visokių, gal ne visokių, tą vieną žinomesnę legendą Platelių apie Gervazą ir Zifriną. Ir vienu žodžiu Žukauskas buvo, kaip čia pasakyti, buvo tas, jis be proto rūpinosi taip toliau ir materialiai biški padėdavo, ir kadangi jis buvo vienuolio sūnus, ir tais laikais Priėjo rajone. Gal ne visi žinos rašytojų. Antano Žukausko vienuolio. Jo, Antano rašytojo Antano
vienuolio sūnus ir jis prieidavo prie vykdomojo komiteto, eidavo per fabrikų direktorius, linų audiniai šefavo, plunkės dirbtinių odų. Bet čia jau vėliau odų gamino. Jo, vėliau. O mokytojas Sadauskas, kokį vaidmenį klubo statybą užėmė arba buriavimą? Jisai visus irgi ragindavo, nedaug dievė kokiam nors berniukui ar mergaitei pasirodyti prie jachtklubo, jis sodindavo į laivelį ir, biškai paaiškindavo, įliepdavo plaukt. Mokė, nemokė, visi būdavo ir į krantą išmes koks stipresnis vėjas, jis vis tiek liepdavo. Turiu ir aš tos patirties. Kaip įsisodina jiem ir švari į ežerą bes suprat. Vienintelį dalyką, ko išmokau, tai negal užpakalį atsukt steibau. Tai... Reiškia daugiau moku. Ir statėm. 56 dar buvo tokia, gal sakyti, pašiūrė. Su stogu, paprasčiausia, nežinau, kiek ten, keli metrai ilgio ir pločio. Ir paskui jis darė brėžinius, pats suprojektavo, Sadauskas. Sadauskas projektavo ar Žukauskas? Sadauskas. Visais tais ūkiniais dalykais užsiėmė Sadauskas. O Žukauskas buvo, kaip čia toks. Finansinis, dvasinis. Ir taip. Ir ten ateidavome į treniruotę, būtinai oblius duodavo į rankas, lentą paobliuoti, prikalti, patrombuoti tos žiogspirus tarptų. Vienu žodžiu, savo jėgom statėm tą jo suprojektuotą pastatą. Ir ten apačioj buvo gyvenamos patalpos, kambarys ir virtuvė, o ant viršaus jisai suprojektavo viešbutuką, tai ten buvo keli kambariai. Dabar toliau. Muktė, aš atsiprašau, pertrauks. O Gervazas ar buvo, kaip su Gervazu tau laivų atsiradimas? Atsiradimas buvo tas, kad per kažkokias tai vėl pažintis priėjimus Žukauskas Stasys, to rašytojo sūnus, iš Klaipėdos parvežė tą tokį baržą, kaip čia pavadinti. Ir tada... Kokiais metais panašiai čia galėjo būti? Jūs jau buvot? Jau buvau. Tai buvo kokiais 50, gal 9, 60, apie tos metus buvo. Ir tas Gervazas mums būriavime labai daug tarnavo. Ten teisėjų komanda ir taip toliau. Jis daug ir ilgai jis tą Gervazas tarnavo Plateliam, paskui jis turbūt susidėvėjo ar kaip ten, paskui biškį su daliniu stogu toks irgi Gervazą pavadino. Ir buvo didelės problemos parvežti, kadangi ten buvo kažkoks ant to antrojo Gervazo bokštelis pristatytas.
Ir ten, jeigu ne Žukauskas, nieks nebūtų leidę vežti kelių iš Klaipėdos. Tai čia vėl. Tai va, suprantat, Žukauskas buvo, toks. O vairininks, tu Gervaza vairininks įsiki tapo Paulinas Šotkauskas, ar buvo dar prieš tom kas nors? Ko gero įsiki. Nes aš savi mažu voką atsimenu, vis laiką atsimenu, kad būdavo Paulinas Šotkauskas. Paulius, kaip mes vadindavom. Paulius. Turbūt, kai jis. Į tas Gervazas tarnavo ne tik buriavimui, bet ir Plateliškiam, nes vasaros sezono metu į Melenis. Į Melenis ir į Grybus, į antrą pusę. Į antrą pusę. Rytmetį iškeldavo 8 valandą ir paskui apie 5 atvažiuodavo parvežti. Tai nori, nenori, buvai priverstas visą dieną uogauti. Grybauti arba uogauti. Jo, o grybauti kažkaip mažiau. Uogauti Melenis buvo Leips viduryje pagrindinė. Jo, pagrindinė uoga buvo. O paskui grybauti važiuodavom su burlaivais. Išplauks į kitą plauksinės kraštą ir paliksi laivelį Niekur nedings. Prisirinksi ir vėl. Muktijų, dabar grįžkiam prie jūsų rezultatų. Jūs pradėjot Sadauskas įsodinį laivelį ir pasakė, kad būsi čempionė. Ar priverti būti čempionė? Kaip čia pasakyti? Patiko man. Patiko šitas buriavimas, tas vėjas, ta ištvermė. Ir dabar dar toks intarpas, jeigu taip galima pavadinti. Be proto saugoti liepė Sadauskas burlaivius. Apvirsi pavasarį birželį, tai koks šaltas vanduo, už jokius pinigus nepalikti to burlaivio. Įsikipsi ir nedaug dievė tą burlaivį iš vangos išneš į krantą ir apibraižys arba ką nors padarys. Reiškia, reikėjo saugoti. Jūs papasakot, kas tas, kokie laivelė buvo? Kas buvo? Kadeta buvo ir Emkas? Ne, buvo dar tokie, čia štai parašyta, Kastytis. Toks, nemoku, kadetai tokie. Panašus kaip kadetai, bet didesnis. Kastytis, paskui kažkoks Naras buvo, o šitą atsirado finai apie 58 metus. Sadauskas tai aukštai ten, Respublikoje buvo 4 tie finai ir vienas iš tų 4 Platelių jachtklubui buvo skirtas. Ir ten Sadauskas gerai buriuodavo, jis ten neatsimena, ar yra buvęs čempiono, ne, tai antras vietas tai tikrai imdavo. Pats į Nidą važiuodavom, buriuodavom. O dabar, jūs biškiai... Ne, viskas gerai. Jūs, sakau, iškarpinėsit, nes pamečiau mintį. Mintį tu iki dabar prie jūsų asmenišką grįžkiam ir prie jūsų aplinkos artimesnių žmonių, katrai buriavo kartu su jumis, jeigu gal pavardžių vardų, savo rezultatus.
Jo, vo čia ten straipsnį vis parašyta. Gerai, mes anom perskaitysim, bet mes norim išgirsti iš jūs. Žodžiu išgirsti. Jo, kad mes buvom tokia nebloga, gal sakyti, kompanija ar būrys, būriotojų būrelis ir atsidavę. Patys remontuodavom, patys, kaip sakiau, sienas kalėm ir taip toliau. Ir labai stipriai laikėmės. Platelių jaklubui kokie Trakų jaklubas nebuvo mums varžovai. Mes po Kauno komandinėse varžybose kurį laiką užimdavom antrą vietą, net klaipėdiečius ir tos aplenkdavom. Nu, o būriuodavo plateliškiai daugiausiai. Katkus Benas. Pavardžių. Jo, Katkus Benas toks buvo traktoristas, Jonutis Juozas, Olandų, čia jūs klausėte apie klasės, Olandų klasė dar buvo jaklube. Tai toks Šoblinskas, iš pradžių jis buvo mokinukas, o paskui ten Klaipėdoj dirbo, tai jis čempionu buvo turbūt ne vieną kartą Respublikos čempionu. Kaune tada, Kauno Mariėse daugiau vykdavo. Vis plateliškė? Jo. Paskui buvo toks Stasius ten mokinys ir daug buvo tokių mokinių, kurie baigė vidurinę, išeidavo iš Platelių. Dar vokas ilgai būriavo už Platelius, Bernatonis Kastytis. Ten ant kalno yra jo tėviškė namas prie jaklubo. Yra dabar ten jo vaikai remontuoja. Jo Bernatonis. Iš moterų palyginus nedaug te buvo. Čia daugiau buvo tų įgulos narių, ne vairininkų. Nesvarbu, mokytojai, jūs išvardinite. Jūs savi užmiršit apie savi iš viso. Čia kažkas būriavo, kažkas mokytojo buvo iš mokytojo, kur dirbot mokyklą. Buvo tokia Staselė Domeikaitė, Vilkaitė Angelė buvo, paskui Valužienė. Dar prieš mane buvo pradėjusi būriuoti Valavičienė Julija Jankutė, jo tada buvo. Paskui Živilė Vasiliauskienė, čia iš mokytojų. Paskui mokinikių būdavo įguloj Vasiliauskaitė, Idalija, ta Alminienė, jo. Paskui, kas ten dar, tokia Razgutė Monika, įguloj yra plaukusi pas mane. Jau čia vėlesniais laikais Strakšytė Virginija. Strakšytė Virginija, čia ne iš Salantų buvo? Ne, buvo jinai, dabar Plateliškė. Sutapėm. Iš Platelio, ne? Jo, ir dabar Plateliuose. Čia sutapėm, iš Salantos irgi. Nesvarbu. Jo. Ta Viktors vardu buvo Idalijos brolis. Irgi būriaudavo, ne? Oi, tikrai.
Buvo Viktors mažai būriavo, nedaug. Nu, kol mokėsi mokykloje. O aš užmiršau dabar to vyresnio vardas. Kaip reikiant būriavo. Idalijos brolis. Jo, Idalijos brolis. Vytauts atrodo. Nu, nesvarbu, čia muktai... Jo, čia ne... Jeigu ir apsiriksėm kažkokį vardą, svarbu pavardė, svarbu mintį, svarbu, kad kažkom prisimenam. Tai iš tų senųjų, tokių rimtų būriuotojų, kurie yra dalyvavę ir visasąjunginėse varžybose, tai buvo tas Katkus Benas, Vytauts Vasiliauskas, Albertas Vaitkus, tai jie važiuodavo ir Juodojo jūroje, ar Azovo kažkokio yra būrelė. Nu, o dabar aš pati, taip, kad nemėgstu girtis, bet neblogai būriuodavau. O mes mėgstam klausytis, kad jūs pasigirtumėt, jūs negirktis, jūs papasakokit realią teisybę. Taip pribijodavo manęs tos kaunietis, taip aš beveik pastoviai 2-3 vietą Respublikoje užimdavau su ta M klase. Bet tu čempionį tapot? Čempionį tapau jau prieš Gavą, kada, gal sakyti, paskutiniais M klasės laivais, paskui neliko jų 68 metais. O juk vis tiek ten M klasė, tai ne vien žmogus, ten, man rodos, 3 turbūt įgula. 3 vairininkas ir 2 įgulos nariai. O kas su jumis buvo kartu? Nu, va tai tos išvardintos. Ir Vasiliauskaitė Alminienė, į tokią Razgutę Monika ir Virginija Strakšytė. Tai čia su jumis būdavo įgulo? Taip, įguloj, tampyti tos. Nežniūrus, ką panai vadins? Šotus. Šotai. Tai ne vieną pusę. Jo, tie terminai, ten bendas. Marėsi būdavo biški baisuoka būriuoti. Ai, sadaus man išmokint, kas į Galcą. Jo, dešinis. Aš tokį terminą naudojau krepšinį voksnų mokindams. Jo. Žaidėms nuogarą, Galcas, dešinį kairį, į viršų į apatį ir priartėsti prie krepšį. Tai aš buvau auklėtinė žemė, kas į... Galcas. Tai vat... Jo, tie visi terminai. Nu, dalyvavom visasąjunginėse varžybose, Kaune vyko ir mes vienintelis kolūkinis Tarybų sąjungų, Sovietų dabar reikia sakyti. Sovietų sąjungoje buvom vienintelis kolūkinis jachtklubas. Ir iš Maskvos yra buvę atvažiavę ten kažkokį žurnalą darė ir kažkaip tokį, kaip čia pasakyti. Straipsnį rašė apie jums. Žurnalą kažkokį, tą dokumentiniai žurnalai kažkokie eidavo, liktai Silkoje chazaistvo, liktai kažkas, bet vien žodžiu. Bet jau sąjunginė jau buvo patekti, jau buvo oho. Apie šachmas Andraševską leido ten. Moktai buvo dabar, aš atsiprašau, pertrauks,
Dabar biški negers dalyks kolūkė, negers dalyks negers. Sovietų sąjunga negerai, mes čia viskas aišku, bet kolūkis prisidėdavo, ar kolūkiai valdyba? Sunkiai prisidėdavo tas. Ir kas buvo pirmininkas? Ir kas pirmininkavo Mikašauskas? Ten dar prieš tai ir Stonys buvo pirmininku, ir dar kažkoks rusas pavardė, nebeprisimenu, o paskui jau Mikašauskas prisidėdavo tom, kad transportą duodavo. Mašinas, nes mes nuvažiuodavom į Kauno marias. Pasakok, kaip jūs važiuodavote tas varžybas, juk nebūdavo, kaip dabar į Neoplaną, kad viskam pakrojus sukėlį išvažiavo. Jūs papasakokite, čia dabar į egzotiką fantastinį. Jo, ir egzotika ir tame, paskui, pavyzdžiui, vieną kelionį į Kuršių marias, į Nidą. Išvažiavom rytą, Klaipėdoj išsikrovėm Danės upėj ir kliukais išplaukėm. Ne irkliukais, ten pasikeldavom būrės jau Klaipėdos jachtklube ir būrėm, eigą, būriuodavom. Jo, anoj pusėj ir, kaip čia pasakyti, būriuodavom. O vieną kartą atsidūrėm tame Klaipėdos jachtklube, štilius absoliutus, nėra vėjo. O mūsų tokie, o mūsų tie viršininkai, tiek Sadauskas, tiek Žukauskas yra stropus, plaukti be būrių. Tai įsivaizduojat, į Nidą išplaukėm su irkliu, kiekviename burlaivyje turėdavo būti vienas arba du irklai. Ir su tais irklais irdavom, įrėmės. Emka, jo, ir visus. Gan sverdavo, ne kilogramai, čia ne koks nors optimistas. Taip, bet jinai tokia aptakytai, ten ypatingo sunkumo nebuvo. Tai būdavo grotelės tokios medinės, tai išsiėmėm iš dugno tas groteles ir už šotų pririšdavom ir traukdavom. Ir kas, paskui prieš galą jau aptemo biškį, įsikėlėm tas būres, šiepte pasiekėm, užėjo labai stiprus vėjas. Ir vieną mūsų laivelį, o tą Šobdinską algį, Olandą išmetė į kopas, jau Kuršių mariose. Ir dabar rykmetį jau išaušo, to vieno laivelio trūksta. O ten eiti, tada buvo draudžiama zona. Tai Žukauskas ėjo pas kažkokius ten viršininkus, kad leistų įeiti į tas kopas. Į tą tos Nerijos dalį. Ir dar ką apie sąlygas, kokiom sąlygom būriavom. Neturėjom jokio neperšlampamo drabužių. Treningai irgi buvo ploni, tai mes su plonyčiais treningais, basom. Merlinė tai. Jo, tie merliniai basom. Ir dabar per tą audringą pusnaktį
kai pasiekėm Nidą, nu, nėr kur apsistoti, tai įsisėmėm vandenį į tose pačiuose šlapi kiaurai, siūlo galo nebuvo, kai audra užklupo prie netaip toli Nidos ir išmiegojom šlapi, basi, su tokia. Ir nevalgyti tikriausiai. Nu, įsidėdavom. O mūsų apsistojimas buvo. Žukauskas turėjo kažkokį pažįstamą žmogų Nidoj pačioj. Ir pas tą žmogų buvo tvartelis, toks ūkinis pastatas. Ant to viršui buvo sudėtas šienas. Tai jau čia. Tai mes gyvenom visą savaitę, kartais kiek, ant to šieno viršui. Nu, konservų nusipirkdavom, sauso maisto jokios valgyklos tuomet Nidoj nieko nebuvo. Nu, tai ten kokio Kauno buriuotojai kažkaip jie susiveikdavo. Susiveikdavo, jo. O mes taip vargom. Pasiklosė, apsiklosė, subūrėm. O dabar vis tiek į Klaipėdą ir į Kauną reikėjo važiuoti. O su kokį transport priemonę, ar čia... Ar su traukinės, ar su autobusas važiavo? Ne, juk laivus irgi reikėdavo teimti. Tai su sunkvežimiu. Su sunkvežimiu? Jo. Tai vo čia kolūkis duodavo mašiną. Gas 5-3 tikriausiai atrodo. Nu, kas ten bebuvo, nežinau. O mes tame Kėbule kartu su burlaiviais važiuodavom iš Platelių iki Klaipėdos. Ir iki Kauną važiuodavom taip pat. Kartu vietos yra tame Kėbule. Įsitaisai. Kai kas įlįsdavo į patį burlaivį ten važiuodami. O kiek valandų važiuodavo panašiai į Kauną? Nu, nežinau, 3 kokias, kiek. Nu, juk važiuodavo. 5 valandų nuvažiuodavo. Jo, važiuodavo. Į Pakalnį. Aš palyginti su futbolistais, ką važiuodavo, kaip tai važiuodavo. Nu, irgi panašiai. Irgi panašiai tais laikais. Aš žinot, kad dar viena Emka ir gyva. Nenaudojam šią dainą, bet yra gyva, yra Algis Vaitkus. Mūsų torto Emka, tokio daržinė pasidėjęs, ant senon lopiai tvarka, gluosta kiekvieną dainą. Irgi toks filmuotos, filmus. Panabetų koks Vaitkus. Nežinau. Paskui ten... Iš jaunesnių, čia labai jau, kaip iš jaunesnių? Palauk, kiek anam čia gal būti? Nu, gal 50 metų. Gal jaunesnis. Tai uns torto Emka, anam kažkas mėti laukanas vis, jums veina priglaudins, man sako, aš turiu Emka. Jo, ir dar dabar buvo paskutiniais metais, nebežinau, bet visą laiką viena Emka buvo, ten buvo tokie rėmai, seni finai ir ten buvo Emka visą laiką. Bet man rūds, kad jau viskontin išvališ. Galbūt po Sadausko mirties, tai ten iš karto biškį Jaklubo direktorius labai žmoniškas. Leido... Dabartinis? Dabartinis Buivydas. Vacys, jo. Irgi pradėjo nuo Pacaniuko per festivalį. Gal patys jau pasakoju. Ne. Vats toli eilė da. Vis per rimti žmonės, paskiau tokie, kaip mes. Jis gana rimtai už jaunius buriavo. Įsodina
į tą burlaivį ir plaukt, bet jis pats pasipasakos tos visus. Bet jis tik tai tiek, kad visgi žmoniškas buvo, geras, kai pradėjo vadovauti, o prieš tai ten tų direktorių, nu, ten jisai papasakos. Ne, jūs pasakokit savo. O kon vats papasakos, ar mums papasakos, matysim. Jūs dabar papasakokit, ko jūs galvojat, kaip jums širdį ir kaip jūs galvojat, o ton bus kon. Širdį. Taip. Jau dabar surambėjusi ta širdis, nu, bet nebežinau. Nu, kitaip sakant, jaunystė buvo be galo užimta. Ir smagi. Ir smagi. Ir dar bendrai paėmus čia, tarp, nu, ne šitam, tarp kitko, aš labai sunkiai turėjau jaunystę. Buvau, kaip čia pasakyti, nu, šimkiton, tada aš pasakysiu, o čia